Pamenu absurdišką situaciją gyvensenos medicinos studijų metu. Į konsultaciją atkeliavo moteris susirūpinusi savo sveikata ir energija. Nesenai ėmė sportuoti su trenerė, fitneso čempionė, beje, ir trenerė jai sudarė mitybos planą, kuriame figuravo vištiena, ryžiai ir varškės sūreliai pasilepinimui. Per viso to ir kalorijos paskaičiuotos maždaug po 1300 per dieną. Vienas pirmųjų klausimų: o kokiu tikslu jūs ėmėtės keisti gyvenseną? Atsakymas: dėl sveikatos. Antras klausimas: o kaip dėl svorio metimo? Atsakymas: ne, svoris mane tenkina. Ar pastebi situacijos absurdiškumą? Moteris net nenorėjo mesti svorio, o ją įkalė maksimaliai ribojančią dietą, kurioje net maistingumo nebuvo, o vien makro medžiagos įvertintos. Iš to peršasi kelios išvados. Pirma, Lietuvoje beveik nėra trenerių turinčių tinkamą mitybos išsilavinimą. Tad nustok jų klausyti šią temą. O jei nenustojai, tai turėk griežtą filtrą ir tikrink info. Antra, jei energija drastiškai krenta, tai visada yra signalas, kad per greit ar netvariai dalykai daromi. Na ir trečia, labai aiškiai apsibrėžk tikslus ir juos iškomunikuok specialistui. Jei jauti, kad tavęs negirdi, keisk specialistą. O kokių tu absurdiškų situacijų esi girdėjęs iš sporto ir mitybos pasaulio? Padarom komentarus įdomius ir aš dar pasidalinsiu.